Sveiki visi, tai šiandieną sveikinamės iš Andriaus darbovietės salės, Montis Magija laipiojimo salės. Ir čia Vaiutsaulis podcastas, aš esu Jonė ir šiandieną pakalbinsim Andrių Smirnovą apie, jis dar nežino apie ką, bet tuoj sužinos. Apskritai, kai ruošiausi podcastui, tokios buvo keletą idėjų ir pagalvojau, kad mes visi dabar jau net ne maratonus bėgam, mes jau visi bėgam ultramaratonus. Ir net ne kažkur treilę Lietuvoje mes norim bėgti kalnuose, norim bėgti vasarą, norim bėgti žiemą, bet dauguma iš mūsų neturim visiškai jokių žinių apie tos kalnus, kaip jam pasiruošti, kokios gali būti pavojingos situacijos, galų gale ką apsirengti, ką apsiauti, kokių reikia priemonių, ar visas jas reikia temptis, pykstam, kai yra tas, reikia tam tikrą sąrašą daiktų turėti kalnuose, varžybose dalyvaujant, pykstam, kad čia reikia milijono reikalų, milijono daiktų ir galbūt šiek tiek padėsi būtent išsiaiškinti, kam reikalingos tas priemonės ir jeigu mes jų neturėsim, kas gali nutikti. Okay. Tai labas, Andriau. Labas. Tai pirmiausia, tai norėčiau sužinoti apskritai tavo istoriją, kaip tas alpinizmas atsirado tavo gyvenime, nes esi alpinistas, esi instruktorius, esi kalnų gelbėtojas. Čia kažkokia svajonė buvo, žinai, kaip vaikai nori būti ten kosmonautais ir panašiai, kaip Lietuvoje tokia profesija užsiimti. Aš tą dalyką atradau tik universitete ir kai visi paklausia panašiai, kaip atsiradau, tai dažniausiai sakau dėl sveikatos. Nes mano istorija yra, kad pas mane nebuvo labai geras stuburas po visokių rytų kovų, nes lankiau tokius paauglystėje ir ten nebuvo gerų metodikų ir aišku, ten kūnas buvo gan gerokai, kaip čia padroštas taip. Tai va, ir kineziterapeutai, bet tais laikais irgi nebuvo taip, kaip dabar, dabar tai iš tikrųjų geras pasirinkimas, gilinimas į tą, tai anksčiau nebuvo ir taip lėtai atradau laipiojimą ir kažkas tai pasakė, kad visai neblogai tai yra statymai raumenų. Ir tai tikrai buvo tiesa ir aš praktiškai tai įkritau. Tai bet ir kartu ne Lietuvoje tu laipiojai? Ne, aš Lietuvoje pradėjau ir tas Lietuvoje ta pradžia yra iš tikrųjų būdavo tai ten, kur tu randi ir net speciali tokia salė ant senų alpinistų padaryta, kur plytinės sienos ir kai kurios plytos įstumtos ir tu ten už tos atbrailėlių kimbiesi, nes tai būdavo kaip padaryta senelė. Nes anksčiau tai laipiojimas nebuvo kaip atskiras sportas, tai buvo kaip, sakykime, tu kalnuose judi, turi uolinės situacijas, kad tu įveikti turi ir turi kažkaip treniruotis, nes Lietuvoje lygumos ir tada sukurdavo tas senelės. Ir turbūt gimė ta idėja, kad su plytomis visai neblogai gautųsi. Ten iškišti, sustumti, padaryti tokią senelę, greit susimūrė ir tokia buvo ten mokslo akademijoje prie Mažvydo, net jinai iki šiol yra. Kas labai faina, net kartais nuvesti, parodyti žmonėms, kur anksčiau treniruodavo visą tą palipimą, tas technikas. Ir atsiradau ir iš tikrųjų aš po to jau net pamiršau, kad tai dėl sveikatos, nes savaime jau kūnas pasistatė nuo lipimo. Aišku, lipti reikia nepaprastai, reikia lipti visais reljefais. Aš net namie buvau pasidaręs lubomis nuo kambario iki virtuvės valgyti, tai lipdavau. Lubom tiesiog. Ir tai buvo pakankamai paprasta, taip atrodo kaip voras jo visiškai. Nes nėra taip, kad tu kaip kabi, jau tu realiai visas galūnes naudoji. Ir iš tikrųjų tas laipiojimas man labai gerai atsiliepė ir kūną ir labai ir patiko, nes tai yra, galima sakyti, niekada nėra pastovus, jis kintantis dalykas, toks kaip kartais dabar irgi atranda, žinai, šokiai, kūno judėjimai, toks free, nėra toks kažkoksai labai aiškiai sudėliotas judesys. Ir tas, galima sakyti, tau niekados nesikartoja lipimas, trasa, ar tu kažkur nuvažiuotum, visą laiką yra kintantis dalykas. Tai tas oro sąlygos turbūt irgi. Jo. Ir taip ir atradau. Ir galima sakyti, aš pamačiau, kad man yra įdomu viskas, kas vertikaliam pasaulyje, tai taip aš po to ir
pabandžiau, galima sakyti, visko, nuo ir tokio ir turizmo, ir kalnų turizmo, ir alpinizmo, ir laipėjimo, ir žodžiu visų tų, vienintelio, ko aš iš tikrųjų nesu ragavęs ir labai daug žinau ir iš pasakojimų ir kažkaip, tai aš nesu į tuos pačius aukščiausius kalnus lipęs, tai yra tos mirties zonos 8000. Jie manęs nebaisiai žavėjo, nu kaip būna kartais pasirinkimą turi, tu neturi tam tokio užsidegimo. Tai mano aukščiai yra aukščiausi, yra apie 6 kilometrai ir mane domindavo labiau tokio kūnui techniškai, tai yra fiziškai. Techniškumas pats. Jo, tai aš labiau mėgdavau stačiom malom lipti, stačiais kalnais, tai va ten mano būdavo tas visas. Ar pasikeitė, kai vis tiek sienomis lipti namuose yra vienas dalykas, kitas dalykas nuvažiuoti kalnus? Ar kažkoks buvo dalykas, kas tave visiškai kitaip pasirodė, negu įsivaizdavai? Taip, realiai tai yra gamta, tai dar viena erdvė ir laisvė ir ten tiek viską dalykų vyksta ir kas įdomiausia, tai atradau, kad labai faina tą kovot prieš tą gravitaciją, įsijusti tą procesą, kai tu lipi, ar ten su kuprinė, arba galiausiai, kai tu net bėgi, arba haikini ir tu čia eini, mėgaujies vaizdais. Kitą kartą junti, kaip dirba tavo kūnas. Trečią kartą žiūri, kaip tavo survivalistiniai ten išgyvenimo dalykai, nes ateina gamta ir tu išmoksti dalyką. Tai šiaip iš tikrųjų ten judėjimas, buvimas tave ir kaip čia sotina, taip edukuoja, taip kreatyviai įkvepia visus dalykus, tie visi tokie, kaip čia morališkai, bet kartu ir ugdo, ir fiziškai, ir funkciškai, ir galima sakyti psichiškai. Tu toks esi, kaip aš šitoje vietoje, labai daug dalykų ten gaudamas nužemindavo aplinkoje, ir ten darbo aplinkoje, arba kažkokiose socialinėse situacijose, arba galiausiai tiesiog fiziniam darbe, kur ten be galo reikia kažką dirbti, rutinišką darbą, tu įsijauti kaip į procesą, panašiai kaip eitum į kalną. Tu žingsnis po žingsnio, tu žinai, kad tu ne 10 000, tu beveik 100 000 žingsnių padarysi, o tai yra just kvėpavimas, įsijautimas į procesą, įvažiavimas į tam tikrus dalykus, tu žinai, kad tu tiesiog, jeigu tai yra tavo tikslas, tu jį pasieksi, darant tai pamažu, įsijautus. Tai va, tie dalykai ir ten, va, tas ir mane, aš pamačiau, kiek ten to visko, labai gerbiu tą kalnų stichiją, jinai labai sena, šios daug gauni dalykų, tiek filosofinių, tiek labai pragmatiškų, tai va. O vis tiek kažkokius mokslus reikėjo pasibaigti, ar Lietuvoje yra galimybė juos pasibaigti, ar užsienį? Tais laikais, kai aš startavau, tai iš tikrųjų ten iš karto nepriklausomybės laikai, tai nebuvo lengvi, tai buvo labai gera visiems, kad ištrūkome iš visų situacijų, bet labai daug sudėtingo to tokio ir entuzijazmo, visi įkrito į savo tokius gyvenimus. Ir tokių iniciatyvų sumažėjo gerokai. Ir mes jautėmės, kai atsiradė tenai tokie be informacijos. Ir anksčiau tai interneto taip nebuvo, kai aš startavau, čia žinai, praeitas amžius. Realiai. Ir ta prasme šitą... Tai tokie savamoksliai. Jo, ir jeigu tu gaudavai net kažkokią knygutę, spausdinę tau, tai būdavo kažkokia informacija. Tai aš atsimenu, turistų klube, ten Vilniaus Vilniaus Gedimino technikos, anksčiau visiukai buvo. Gavau kažkokią knygutę ten apie virves, neštuvus, kažką apie kalnus ir man jau įdomu skaitydavo. Tai iš esmės semdavaisi viską, ką turėdavai ir net nebuvo tų tokių mokytojų, ten vienas kitas, kuris nuvesdavo, po nuvedęs sakydavo pats keliauk. Tai žodžiu, tai praktiškai mes labai semdavomės tiesiog patys eidami ir patirdami ir šnekėdamėsi. Tai va, o po to aš supratau, kad reikia kažkokį gauti tos tokių žinių ir aš pradėjau tada, realiai visur dalyvauti. Nuo varžybų iki galiausiai kažkokių kursų. Ir aš esu pačioj pradžiai, anksčiau labai daug mes ir ten, toj sovietiniai visoje, ten nemažai buvo
Tai aš atsimenu ir toj pačioj Rusijos gavau tą irgi instruktorių, ten nes praeidinėdavau šitą. Bet po to, po viso šito, aš atsimenu, man labai buvo vis tiek labai nemažai irgi keliaudavau Europą ir aš po to labai man smalsu būdavo pasižiūrėti, kas yra, kitur. Ir pasirinkau, atsimenu, Didžiosios Britanijos, tenai yra BMC toksai ir šiaip nemažai tų kursų ten praėjau, ten praktiškai praėjau iki Mountain Instructor lygio. Ką čia reiškia? Čia, Paprastiem žmonėm. Čia šiaip iš tikrųjų tu labai daug modulių turi praeiti ten vasaros modulį, lipti olom, žiemos modulį, ledynais, ledais, ta prasme. Po to netgi toks yra modulis hill walking, kuris visiems stresą varė, nes ten atrodė, kad tarsi hill walking yra vienas iš lengvesnių, ten žiemą ten baisiau. Bet pasirodo, kuo yra baisu, kad tu ten, pavyzdžiui, jeigu mountain instructoris dirba su grupėm, tai pats sunkiausias egzaminas yra valdyti tą grupę. Tau duoda labai keistų žmonių, tu juos turi labai safely pravesti ir labai timingą žiūrėti ir tu žiūri ten netelpi laikus, nes ten viens pamyš, kitus gėlytė, trečias kažkur, tai tu juos ten vos sukrapštai visus. Nu, žodžiu, gauni reikalų, sakau, not good timing, žinai, čia netaip suplanavai, turėjai valdyti grupę, žiūri, tas hill walkingas tau ten toks prakaitą muša, žinai. Tai va, tai iš tikrųjų tos modulius praėjęs, po to būdavo tokie pagrindiniai, dar labai patiko pirmosios pagalbos modulius irgi rimtas, nes tau realios situacijos vaidinamos, ten 8 žmonės ten po kažkokios lavinos išmėtytų ten į bėgį, bandai juos visus identifikuoti, susidėlioti savo tą gelbėjimo arba pirmosios pagalbos planą, nu žodžiu, tai tie dalykai daug davė ir aš gaudavau sertifikatus, kokius tik galėdavau, kur ten kažkokias žinias pasisemti, kažkur sertifikatą, kažkur kažką. Pasinėriau ten lygiai taip pat ir net tos profesionalius, tai yra, ką ugniagesiai daro, ką kareiviai daro aukštyje, ką gelbėtojai, tokius modulius pas gamintojus dažniausiai. Tai, ir va tas man suformavo per ilgą laiką tiek su lygiai grečiai su tą patirtim, nes aš viską dariau, aš mėgstu taip, kad tą, ką perpranti, aš daug darau, naudoju, tiesiog, kad man tiesiog prigytų tiesiog. Ir šitas dalykas tiesiog suformavo tokį, koks aš esu dabar, tai aš jeigu dabar dažniausiai, aš kalnuose, kai keliauju, tai, mėgaus, aš žinau, kad aš dabar man pasakys, čia ne bet kur, aš kažkaip jaučiuosi, kad aš ten einu taip saugiai, kaip beveik iki virtuvės. Tarsi ramiai, aš ten žinau, ką aš darau, aš žinau, kad aš pažiūrėsiu priekį ir žinosiu, kur yra pavojus, tai dėl to man jau su tokia patirtim yra gan easy. Kaip namuose. Taip jo, kaip pažįst turbūt ten, kai jie sutinkit, jie ten visi plem. Tai kiek suprantu, tai pasibaigi mokslus ir įkūrei kaip ir savo vietą, savo įmonę Montis Magija. Tai ten galima sakyti lygiai, mes tada 2003 metais jau net galima sakyti kaip čia jau atradus, bet jau po keliarių metų dar mums galima sakyti irgi, nesakyti, kad įgavus pilną patirtį ir tik tada nutarėm įkurti. Ne, ten buvo kaip čia grupelė žmonių, kuri tiesiog nutarė, kad investuoti savo laiką, aistrą į tą visą ir pradėti sukurti tas sąlygas, nes šiaip iš tikrųjų tai pirmas dalykas. Ir bendruomenė to jo. pačiu. Ir norėjusi, kad kurti, kad tų ir laipiotojų atsirastų, tie, kurių tokių, kad atsirastų salė, kurią gali lankytis ne taip, kaip universitetas, ten tau leidžia į kažkokią vietą pasitreniruoti tik antradieniais ir ketvirtadieniais, o kad galėtum kiekvieną dieną atitinkamai ir taip toliau. Ir iš tikrųjų pačioj pradžioj startavus tai yra, labai reikėjo edukuoti, nes, labai vos keli žmonės žinodavo, kaip čia apie turizmą gal daugiau, bet apie tokį laipiojimą kaip išskirtinę veiklos šaką tikrai būdavo vos keli. Ir tie tokie, kurie tą aistrą degdavo, tai irgi būdavo vienetai. Ir aš net galima sakyti, ten startuodama varžybose aš po to nelabai turėdavau ką veikti, nes Lietuvoje nebuvo su kuo konkuruoti. Labai staigiai
ten vienas kitas tas žmogus, kuris gerai jausdavosi čia lipti, važiuodavo į šalimais Latviją, jie biški toliau buvo pažengę, po to ta pati Estija, Lenkija, aplinkinė šalis, į visokias varžybas arba seminarus, kas ten bebūdavo. Kaip dabar Lietuva jau vejasi kitas šalis? Ne, tai ir galima sakyti, kažkokiu momentu buvo taip, kad tos pačius kaimynus, Latvija, Estija, mes dažniausiai su jais lyginamės, tai net ir aplenkdavo savo sąlygomis. Kai atsirado daugiau salių, iš karto jau būdavo ten Latvija, atvažiuoja, tai pas jūs čia jau, galima sakyti, jūs jau čia daug viską, jau prisidarėt. Tai tai tas vystytis pradėjo. Tai jis, galima sakyti, istorija nemažai ir aišku. Ir tuo metu ir nebuvo tų pačių jokių asociacijų, federacijų, tai lygiai taip pat aš pats irgi dalyvaudavau, nes tai būdavo svarbu. Atsirasdavo varžybos, norėdavosi varžybose vienodų taisyklių, po truputį tos taisyklės norėdavosi, kad susitart, kad toks fair play būtų, ir žodžiu, po truputį vystėsi ir atsirado tos pačios asociacijos, federacijos, kurios dabar iš tikrųjų sėkmingai ir dabar iš tikrųjų, laipimas turi savo tokia kaip ir konkreti sporto šaka. Jo. Ir galima sakyti, tie visi alpinizmai, vieni ir gyvena tą gyvenimą, kad tai yra jiem dalis kažkokios realizacijos kalnuose, kur jie lipa, kopia. Kitiems yra tiesiog, jie sėdi čia salėse ir jie sportuoja. Kaip 100 metrų bėgikas, jis turi savo 100 metrų takelį. Ir jis, o čia laipinas. Tai yra tie, kurie tik tai tą ir gali būti net paklaustum, tu jo turbūt sakytų, aš nelipau uolose, galbūt net jau ir tokių. Tik saliai, sako, jo. O koks yra pačio ryšys su bėgimu, trail bėgimu, ar esi bandęs? Jo, labai įdomi istorija, aš labai, galima sakyti, per visą šitą laiką man labai buvo įdomu, kaip atsiranda įvairios veiklos, kurios net kaip atskira šaka ir kai ją žmonės atsėda, ją ištobulina iki tokio aiškaus savokos supratimo, termino, filosofijos, ta prasme, taip kaip atsirado ten ir tas lynų ėjimas, slacklininimas, ten jis kažkada tai buvo pratimas, kaip čia lavinti savo lygsvarą, supratimą, lipime tai labai svarbu. Po to atskira šaka ir ten longlining, waterlining ir ten highlining, žodžiu viskas, visi ten ir lietuviai jau dabar 100 metrų eina, supasi ten. Po to tas rope jumpingas yra, kur tiesiog varo žmonės į kalnus ir šokdavo su virve, nuo uolos, kad tiesiog lėkti 100 metrų žemyn. Tokie crazy dalykai ir jie išsiratuliodavo. Tai pas mane visi šitie dalykai būdavo, kad tiesiog labiau mokėti judėti tose kalnuose ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, trailas pas mane buvo ir aš šiaip gan gerai šutinau. Jaučiu, mane turbūt iškrapščius iš tų laikų čia, tai blemba. Vaidas turbūt irgi sakytų, blemba, kas čia per suskis toks. Vaidas bijojo. Nes šiaip iš tikrųjų gerai varydavau. Esmė yra tokia, mano trailas atsirado žygiuose. Aš ką darydavau? Aš pakankamai stiprus būdavau, tiek fiziškai ištvermės ir taip toliau. Ir kai vadas esi, tu labai nori su kuprinėm, kai eini sunku žygį, autonominį. Tai būdavo taip, kad aš vakare, kai ateidavau ir mes darydavom stovyklą, visi žinodavo kažką daryti, pareigą savo ir ten budėjimai būdavo. Ir jeigu ne mano yra budėjimas kažkoksai, aš dažnai mėgdavau prasižiūrėti taką į priekį. Ir aš tiesiog realiai, kad prasižiūrėti, tai vienas dalykas yra eiti, o vienas dalykas yra bėgti. Greičiau. Ir pasirodo, aš bėgant, aš nušutindavau beveik, galima sakyti, kitos dienos. Aš jau po to jau taip būdavo net tokių atvejų, kai aš jau bėgdavau tokiu greičiu, kad aš nubėgdavau kitos dienos visą praėjimą. Ir aš tai padarydavau, tiesiog, aš sakydavau, turiu 3 valandas, o dabar ten kol. Tu kaip stovyklą pasidarydavai. Ir aš tiesiog iššaudavau ir, jeigu tai būdavo į kalną, tai aš žinodavau, kad aš turiu šutinti 2 valandas priekį, valandą atgal, nes aš žemyn techniškai nusileisiu, žemėlapį pasižiūrėdavau ir mano tikslas būdavo šiaip realiai observuoti, kur yra geresnis praėjimas, gal ledynę kokį nors, gal kažkoks šlaitų praeiti, nes yra ledynas, tu nenori jo judėti, jis labai sudėtingas ir tu įimi šlaitą ir tu žiūri, kur ten, nes tau su kuprinė tikrintis tuos visus dalykus, tai yra grupės stabdymas, gerokai mažesnė šito.
Ir aš pastebėdavau, kad, būdavo, sakau, kad kartais hebrytė, aš atsimenu, praeidavau kitą dieną, sakydavau, aš iki čia buvau dabėgęs. Nes tu iš tikrųjų gerokai. Ir tikrai pajusdavai, kad tu tas gali tai... O dalyvavęs kokiuose nors treilo varžybose esi? Tai va, aš ten tuo metu to dalyko nebuvo. Ir aš nebaisiai ir girdėdavau. Ir tik tai, galima sakyti, apie tai aš išgirdau, kai pamačiau, kad pirmiausia tai buvo tas, kuris užplėskė, tai yra Gediminas Grinius, kai jis tenai net ir tokio suporto, jis tam pakeitė savo visas tas pakreipą, tiesiog atėjo į tą treilą. Ir aš atsimenu, geras, žiūrėk, tai varo hebrytė, ir man taip, tai artima, aš iš karto surezonavo dėl to, kad aš, irgi bėgdavau, sakau, geras, fainai, ir po to tas rezultatas toks geras, galvoju. Po to ir po to atsirado jo Žakaitis, atsimenu. Ir jis, su juo aš išidėjau į tą Dolomitai, DXT, Dolomitai Trail. Ir aš atsimenu toks bairis, kad aš ten neturiu kažkokių taškų, man leidžia tik tai bėgti, man atrodo, 25 kilus. Žakaitis rašo, rašyk laišką, tu parašyk visą savo patirtį, to poliumam leisi. Neleidžia dėl patirties? Ne, nes jūs turite, ten buvo jau taškai, nes ten yra safety taškai. Iš esmės tai yra tavo turbūt dėlioja experience ir aš labai puikiausiai suprantu. Kodėl? Bet aš parašiau savo visą experience ir jie tada sakė, atsiuntė laišką, mes tave suprantam, kad tu supranti, nes realiai jie turbūt tiesiog apsisaugo, kad tu būtum confident, ką tu darai, ne tai, kad tu čia galvoji, bėgai čia savo parkuose 50 ir dabar išbėgai į kalnus 50, tai yra netolygu. Ir pasibandžiau. Aš specialiai nebėgiau ir tada mano nebuvo baisiai gera forma. Man atrodo, tai buvo 2000, neatsimenu, ten 12-14 metai ir ten 16, neatsimenu, aš tiksliai dabar, bet jau kokį 10 metų atgal. Tai jo, ten kažkas tokio. Ir žodžiu, aš atsimenu, bėgau. Šiaip buvo daug žmonių gan. O su kuprinėm bėgot? Ne, iš tikrųjų buvo jau tada visai geras supratimas. Žakaitis ten jau kėlė savo planus laimėti, tai jis 3 vietą, man atrodo, savo pogrupį laimėjo. O aš lipau toj kategorijai 100. Šiaip daug, aš atsimenu, ten dalyvių tam pogrupį buvo apie virš 300 gal. Tai va. Tai aš atsimenu, kaip aš prabėgau, aš hebrai po to grįžau, aš specialiai netreniravausi, pirmas tai pasakiau hebrai, čia treilą reikia treniruotis hebra. Ir sakau, jeigu nori tolimą veikti, tai turbūt pasakysiu, tai ne 1 metus. Jeigu nori pasistatyti kūną ir ilgesnės distancijas, tai porą metų turi atšukuoti, sakau. Tiesiog tai yra bazė, ten galiausiai tavo visos tos, sausgyslės, viskas turi kūnas pasistoti. Čia nėra taip, kad įvalgiai tabletį ir tu čia, jau tavo visas koras veikia, Tai va. Bet aš tai pasakiau, 25 kilus prabėgau mėgomis, nes Dolomitai tai yra pasakiška, aišku, ten lyjo. Kartais išlįsdavo tie pilarai tokie, įspūdingi, bet aš juos žinojau, nes aš laipėjau daug nemažai, tai man patiko. Aš variau, 25 tai yra tiesiog mėgaus, fainai variau, man labai patinka nusileidimą, aš labai gerai down varau, jo. Į viršų jau sunkiau, nes aš jau formą buvau praradęs tą savo, nes žygius jau nebevariau, tai dėl to pas mane ta ištvermės forma ir bėgimo forma buvo prasta, sakyčiau. O po 25 kilo prasidėjo kiti ten 25 ar ten, ir aš pajaučiau, kad kūnas taip dirba ir jau tokiu, tai pradeda dirbti, su survival. Aš jį pradedu vadinti tokiu lengvu darbu, tokiu skausmu. Tai nebuvo tiesioginis skausmas, bet toksai. Tai aš kadangi kalnėtis survival visokių išgyvenimų daug praėjęs, tai aš galiu kentėti ilgai. Tau gal reikėtų, kur ten buvo 130 km, kur 70. Tai aš atvariau, jau įsigilindamas ne į aplinką, į savo kūną, taip, viską, kaip dirba, viską, kaip po truputį keliai porcelianiniai darosi, tokie jauti. Aš atsimenu,
kai jau beveik liko paskutiniai ar 6 kilai ir ten buvo dropas labai didelis. Neatsimenu, čiut ne kilometro, man atrodo, dropas ten žemyn. Ir taip čia, ir matai jau ten dugne kaimelis, kur ten finišuosi. Aš atsimenu jau tokie keli, bliam, aš jau tos nusileidimus taip jau žiūriu, ten jau viską bandai, jau technikas bandžiai nuo pirštukų, nuo visko, ką tikrai. Ir tai jau tau nepadeda. Ir aš atsimenu, ten jau buvo toks serpantininis kelias, net mašinas lyg tai kažkokios žvyrkelių to varo. Ir pamatau, kad ten yra kažkoks griovys su lapais, toksai prikrytę tų lapų. Ir tokia buza, ir aš ten varau už tą buzą, ir taip žiūriu, taip minkšta, gera, man ten amortizuoja. Nu tai žodžiu, toks įdomus. Tai aišku, kitą dieną aš labai nuvažiavau su šeimyna į Gardą ežerą ir sakau, jūs maudykės, aš ten noriu savo kojas. Vėsinti, sakau. Tai faina, buvo tikrai gera patirtis. Savo pripažinau, kad seniau, kai bėgiodavau, tikrai labai ramiai prabėgčiau, nes ten būdavo per tas 3 valandas. Aš nušutindavau, irgi tenai ne 10 kilų, žinai. Priklausomai, aišku, nuo to, ar ten jeigu sukilimas didžiulis, tai aišku, ten labai trumpas atstumas gali būti. Bet jo, visiems pasakiau, jeigu norės bėgioti, ruoškitės kaip ryte. Bet pats neužsikabinai. Ne, aš jau tokį savo praėjęs, man labai šitą. Bet šiaip tai iš tikrųjų aš visą laiką ir bėgiodavau, bet aš čia turėjau ir techniškai laipėdavau ir aš kai vieną kartą ir bėgimą palaikydavau, bet po to buvo įdomu, kad galvoju, gal irgi sudalyvausiu dar vienose varžybose, visai įdomu. Ir aš iš vieno savo kelionės grįždamas patyriau traumą. Mes kartais savo traumas patiriam čia, Lietuvoje, buitinė aplinkoje. Ir aš žiūrėdamas, kai vaikai ten, man vaikai rodė ten, ką jie moka ten ant rampų, aš irgi su paspirtuku buvau atvaręs. Ir aš taip žiūrėdamas, net nieko nevažiuodamas, aš sugebėjau su paspirtuku išdirbti, kad aš savo stuburą vėl dar pavariau. Tai aš tam pagulėjau ligoniniai ir man tas labai kirto, nes aš 1,5 metų taip normaliai negalėjau bėgoti, nes man čia sakė, čia tau blogai bus. Tai tas biški mane pakeitė. Tai aš dabar biški bėgioju, bet atsargiai, žinai, nes ilgesniam atstume, kai visi raumenys nusilsta, labai pradedi pajausti, kaip tavo kalena, koras visas. Jo. Tai aš taip pamažu, nes dabar žinau, kad labiau palaikant šeipą, visai faina viskuom tom užsiminėti ir užsiminėsiu ir lipimais, ir bėgiojimais, ir virvėmis. Bet aš tikrai negalėsiu taip pušinti ten, kaip ten man, žinai, anksčiau varydavo ten smegenis. Tai va. Gerai, kalbant toliau apie pasiruošimą kalnam, tai turbūt pagrindinis klausimas, tai apranga, ką apsiauti ir panašiai, tai gal galėtum taip kaip ir parekomenduoti, į ką reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį ir kas svarbiausia, kad būtų geros kokybės, nebijoti investuoti pinigų į tos dalykus. Aišku, galima sakyti, aišku, visada yra bėgimo priemonė, tai tavo yra batai, tai čia esmė. Ir aišku, jie yra tinkami. Aš esu ir išbandęs su to pačiu Žakaičiu, buvau specialiai nusipirkęs, kad suvokti batą, kas tai yra. Tai aš buvau nusipirkęs, atsimenu, tiesiog, man atrodo, ne plente, o ten kažkokius gelinius, kur tiesiog asfaltu bėgioja ir su jais nuvaręs į kalnus. Jie man subirėjo praktiškai per tą vieną bėgimą, tiesiog skutais išėjo tie batai ir aš pamačiau, kad jie neturi tų vadinamų tokių suportų ir tavo koja ant tų šonų, kai varai, tau nelaiko jos, jinai keistai jaučiasi, žinai, taip toliau. Tai aišku, tai yra pagrindinė tavo priemonė, žinai. Batai, ar ne? Jo, nes tai čia yra... Žiemos ir vasaros sezonų kalnuose kitokie jie turėtų būti? Šitoj vietoj reikėtų išsibandyti, nes labai tai priklauso nuo žmogaus. Aš, pavyzdžiui, galima sakyti, bėgikas, trailistas yra tokioj savo active zonai ir ne visi vienodai elgiasi. Nes aš, pavyzdžiui, tas, kuris mėgsta, kad aš, jeigu sustosiu, aš turiu praktiškai šalti. Ir man labai patinka, kad aš taip apsirengiu, kad aš galiu, kad aš net prie tam tikro tempo bėgdamas šalu. Ir mane tada verčia
tempą didinti. Ir man tas labai patinka, bet aš šitą suprantu iš to, kad aš, kai daug kartų pasibandęs ten pats bėgti, tu tuos dalykus atrandi, žinai. Ir lygiai taip pat kaip batus, ten, pavyzdžiui, yra tas, žinai, su goreteksu, be goreteksu. Tai, pavyzdžiui, kai kuriuose vietose, tu nori, kad visiškai kvėpuotų koja, tebūnie ten vanduo kiaurai eina, žinai, tau ten, tu išbandęs tą batą, jo vidus gerai veikia, net sušlapus ir tu sau leidi tą dalyką. Bet atitinkamai, tu turi žinoti, žinai, tu išbėgsi galbūt į sniego zoną, žinai, ir grįši, ar tu gali dirbti. Tai aš save esu išbandęs, kaip net ir su tais kėdais, kaip viskas šlampa, bėgęs, per pusnis, kokias ten porą valandų sniege kojos pastoviai dirba. Ir žinau tos laiko net ribas, kiek gali tempti šildant kūnas. Bet čia praktiškai aš galiu tik ant savęs sumatuoti. Todėl to pačioj pradžiai tiek tu save aprengi, tiek savo kuprinėlį, jeigu išeini į tas sudėtingas aplinkas, nes visada tu turi, iš tikrųjų, trailis turi gerai susipažinti su kalnais ir jų gamta. Labai. Ta prasme, Tatruose yra vienas bėgimas, Alpėse kitas bėgimas. Tiesiog. Nes tiesiog Alpėse tu gali kilometrą dar iššauti, o tau kilometras dar iššautas, tai ne tik degunis, bet ir gamta keisis, ir temperatūra dar dropins 7 laipsniais, žinai, vėjas gali kitaip dirbti, žinai, o vėjas keičia sąlygas, ateina kokia nors ten antras dalykas, kada tu dienoj bėgi, jeigu tau ten, žinai, ryte išbėgi, vienas temperatūra košia tave, žinai, jeigu ten kokia dar drėgmė. Tai visi šitie dalykai, jos reikia pajusti. Iš tikrųjų, daugeliam trailerių, taip pat ir kalniečiams sakau, ten ta termoreguliacija savo darbo kūno, kiek tų rūbų, sluoksnių ir taip toliau. Ir aš labai daug esu išbandęs dalykų, net tam pačią bėgimę, aš gal net Lietuvoje pirmasis nusipirkau visokios tokios kojines, kur užsimaunant, ir tu nusiminėjai, kada tau reikia staigiai, nes tu nenori ten pakuotis. Rankovės vadinamos. Jo, visokius lygiai taip pat ten, kur atsismaukia viskas greitai, nes anksčiau kažkokių tokių kartais neprigaminta būdavo, bet tu visais mėgavais tais tokiais labai light dalykais, kurie skini dalykais, kurie ten, žinai, visokie bafukai, visokie ten balaklavos kažkokiais atvejais. Aš, pavyzdžiui, su balaklava visgi negaliu bėgti. Jinai labai, arba tave jinai tokia labai pilnai dengianti, užsimaukšlinanti šitą. Aš irgi šitą išbandęs. Ir to prasme, aš supratau, kad tai keičia tiesiog, nėra tokio tolygumo. Kalnuose tu bėgi ir tas temperatūra, viskas keičiasi taip irgi lėtai. Tai tu ir norėtum nuo savęs arba nusiminėti, arba užsidinėti tokiais momentais. Ir jeigu tu gali, jeigu bėgime svarbu tas flow ir tu nenori stoti, tam pakuotis, žinai, tai tada tu turi pagalvoti apie savo tas technikas greitas, žinai. Ir dar turbūt toks vienas iš mano pačios patirties, tai kai važiuoju varžybą žiūrėti temperatūrą ne regione, o žiūrėti, kokia yra temperatūra apačioje. Jo. Nes tai gali būti 15-20 laipsnių skirtumas. Taip. Dėl to, pavyzdžiui, ten traileriam reikėtų žiūrėti kartais, tą patį ten yra Mountain View, Forecast, ten pasiimti šalia kokį nors kalną, ten, pavyzdžiui, Kortynoj bėgi, pasiiminim šitą Tofaną de Roses, pasiemi jo aukštingumus ir žiūri, kaip ten šukuoja tą kalną, kokia temperatūra, koks vėjas. Jau čia snikt pradeda, okei. Vadinasi, aš kažką deduosi, žinai, tokio, žinai. Arba bent jau turėti kuprinį kažką šilto. Jo, nes lygiai taip pat irgi būna, kai košia, irgi bėgant labai ten fiziologiškai jaučiasi, kai šąla tam tikros vietos ir tau, tu turi suprasti, ar tau tai yra okei, kaip tavo kūną veikia ir labai gali būti skirtingai vienam, nes aš matydavau, kad aš kai kurie žmonių net negaliu įkirsti. Ir aš, pavyzdžiui, Lietuvoje su visiškai vasariniais kėdukais, kur tinklelis, galiu ir prie -22 būti, bet mano kūnas tai leidžia daryti. Kitam šals kojos ir... Kitam bus šakės, žinai, šals. O aš tam pasirodo, taip gyvenu, taip mano toks, taip kūnas pastatytas ir aš pagal jį taikausi. Bet be abejonės, pirmas dalykas, tai patarimas, tai yra tyrinėti save, tyrinėti čia Lietuvoje, bandytis visokius dalykus,
Bet kai išbėgi, ne tik, kad tu ten apie 10 km, kad prabėgsiu čia, bet yra įsijausti savo kūną, pajusti, kaip dirba, kaip ten kur šukuoja, kokie šaltis, žinai, kaip aš kvepuoju, kur šala. Kartais būna, pajaučia, ypatingai labai keistos situacijos būna, kai kvepuoji ir tau šaltas oras eina ir tu nebežinai, ką daryti. Nei užsivilkti, nei kažką. Ir kartais turi išmokti kvepuoti galbūt per balaklavas ir išmokti tos dalykus, nes tu paprasčiausiai gali staigiai savo kokius glandus atsišaudyti ir batai. Ta prasme, kaip treilė, tu neišėjai, aišku, žygį 14 dienų. Ta prasme, tas ne. Ten yra kitaip, bet tau gali sustabdyti. Jeigu tu bėgi labai ilgą šitą, tai ne 3 valandų, ne 4, o jeigu bėgi jau paros, tai tau pakeis situaciją visiškai. Nes tau, žinai, kaip čia, kai kažką įsipjauni ar prisitrini žaizdą, jau tavo pusę dėmesio pradeda nutraukinėti. Ir tu jau gali, pavyzdžiui, suklupti jau... Motyvacija kažkokia dingsta. Pagrindinis dėmesio nutraukimas į tavo kitą problemą, nemokėjimas jos izoliuoti tave jau į danger, pavojų. Ir jeigu tu bėgi, tavo kiekvienas žingsnis svarbus ir tavo dalis jau dėmesio yra kitur, tai praktiškai jau tu jau save gali turėti problemą, pavyzdžiui, suklupti. Nes, jeigu taip žiūrėti, kai kurios trasos, kuo jis labiau ten į skyrunningą, tai žinai, ten tau... Šiaip pat, aš atsimenu, kai buvo toks metas, kai ten irgi, kai kažkas tai Norvegijoje bėgioja vienas iš lietuvių skyrunningus. Ir aš jam patariau, sakau, atvaryk į laipimo salę ir tu turi palipti. Ne dėl to, kad gerai lipti, bet sakau, sustatyk į savo kūną kokį ten 2-3 mėnesius palipk, pakelk savo kategoriją iki 6. Jau tau po 3 mėnesių daug laipimo, tu suprasti, kad aš jau suprantu laipimą, tavo kūne bus, o po to jau kategorija gali nukristi, bet tu atsiradęs vietose tose, tavo kūnas psichologiškai kitaip elgsis ir tu gerai jausies, nes... Bet šiaip gali būti, kad ne visi žino, kas yra skyrunningas, tai gali šiek tiek papasakoti. Galima sakyti, aš taip, jeigu paprastai pasakysiu, tai jau pasidaro daugiau skremblo ir tokių techniškesnių. Žinai, toks viena gali būti ruožas, pavyzdžiui, 4, kad tokiais pilarais gali prašokinėti, o tau ten, žinai, prarajos ir daugelį šitoj vietoj tai yra normalu, jeigu tu nesi kalnietis. Kalnietis tai yra tas, kas ten yra pagyvenęs, pajudėjęs. Jis prituptų ir eitų, šliaužtų, jis nežino to savo gebėjimo parkūro šito, žinai. O jam reikia sudėlioti. Tai jeigu jam svarbu tai greit prajudėti, tai jis turi išmokti to parkūro. Kitas dalykas, pradėjom šnekėti apie šaltį, karštį. Tai turbūt, ar įmanoma kažkaip pasiruošti tam ir to išvengti? Šaltis kaip ir suprantama. Turbūt, kad vis tiek pasiruošti aprangą, sluoksniuoti rūbus. Jo, sluoksniavimas, tik tai čia sakau kitokie. Ten dažniausiai visi rūbai yra aptempiantys. Visą laiką pasinagrinėti tokias technologijas, žinai, kaip čia. Viena yra taip, yra technologija. Kas liečiasi prie tavo kūno, tai vienas dalykas, kad prakaitas visada tenai bus, tik atsiranda prakaitas, jis atsiras medžiagoj. Jeigu medžiaga sintetinė medžiaga jos nelaikys, bandys garinti. Jeigu bus kokia nors medvilninė, jinai laikys ją labiau. Tada gali ten šalčiuose, kaip čia, užšalti, prišalti ir taip toliau. Toliau būna rūbai, kurie turi vidinį pukelį, viduj. Jie tada... Kaip seniau, kad kuo labiau pūkas, jis daro tūrį, kur yra oras sušilęs ir jis laikosi prie tavęs, tave šildo. Tai jeigu tau reikia kažkokių rūbų, tai galbūt, žinai, ten būna rūbai tokie techniški, kad prieki ten kažkokį šiltesnį. Jie net traileriam daro rūbus, kad, pavyzdžiui, kažkokias zonas daro šiltesnės, o kažkokias zonas šaltesnės. Specialiai tam, kad gaiviau bėgti, kažkur turėti šilčiau. Tai va čia suprasti tas technologijas ir tada sluoksniavimas. Sluoksniavimas leidžia tau reguliuoti savo temperatūrą taip tvarkingiau ir lygiai taip pat net su labai pakankamai planais dalykais pasitapti šilčiau. Nes žinai, kaip tu gali sudėti vieną storą pūkę, bet tu gali būti dvigubai planesnis ir gal net lengvesnis, turėdamas ten, pavyzdžiui, 3 sluoksnius kažkokius, bet labai jau ten suderintus tavo, žinai. Tai šitas,
Skaičia, žinai, dalykas. Po to ten, žinai, išsiaiškinti, yra windblokai, nėra windbloko, reikia tau ar nereikia. Nes windblokas iš karto, žinai, tokio rimtesnio padaro medžiagą ir jau nepramuša vėjas. Bet aišku, kaip windblokas gerai veikia dažniausiai tos skynis trukelės, nes jos tau tikslas jų yra ne, kad ne vėjas ir krituliai nepramuštų, žinai. Ir va tas, žinai. Tada galūnės visos, žinai, labai svarbus momentas, nes nušalinėja. Tada vat kaklas, galva, ten, žinai, ausis, nu, žinai, kuriuose vietose, žinai, nosis irgi labai svarbus momentas. O tai kaip su nosim, ką? Nosis yra labai, kaip čia yra momentas, kad, nu, tiesiog mes irgi, vat, kaip žiemos žygiuose mes keliaujame, sakykime, viens kitą stebim, antras dalykas, nu, ir paliečiam, ar jautra yra, nėra, nes tu savęs nematai. Ai, nušalti nosis. Tu gali nušauti, jo. Nu, aš neįsivaizduoju, kur ten bėga, aš kadangi esu ir tyrinėjęs tuos dalykus ir net bėgiojęs, kad tu net bėgioji temperatūroje -20, tai tiesiog tu supranti, kad tai yra, nu, normalus, aktualus dalykas. Ir aš ten, žinai, kai mes tarpusavį viens kitą matom, pas tave balta nosis. Dar nėra problemos, jis ne juoda, žinai. Tai jis iš karto, žinai, šildo lengvai, žinai, kad ten jam atsigautų, žinai, audiniai. Tai šitą, nu, tokie momentai. Tai va, labai yra sniegas labai yra stiprus momentas, labai šaldantis, jeigu giliai. Tai, nu, jis yra labai svarbus reikalas. Jeigu ilgai koja, va, aš pavyzdžiui, ten esu Mamblano teritorijos, tenai irgi tyrinėjęs ir bėgiojęs, ir kai tavo va, visą laiką sniege va tiek koja, nu, iki blauzdų ir iki kelio, tai sniege koja, nu, vat sunku. Aš gerokai pamačiau, kad tai yra trumpesnis laikas man laikyti su tais pačiais kėdais, ten jau iš karto tu jau, aš va tada jau būdavo, kad tu tuos savo bėgimo batai jau tokie bachylai, jau visi Gore-Tex, tai viskas pastatyta, jau toks matosi, kad su jais dirbt gali, iš karto dar kojinė galbūt kitokia, žinai, ten, nes su tokiais General tai nepaeis. O kaip tada karštyje? Vis tiek būna ir šaltis, būna ir karštis, kad, nu, sunku vis tiek ten išbūti. Jo, karštį man sunkiau pasakyti. Dar vienas dalykas, kad aš irgi save būdavo, kad nemažai tu save turi ne tik kad rūbais, bet ir tau padaryti psichologinę toleranciją tam. Yra grūdinimaisi, bet šiaip yra nemažai ir dalykų techniškų padirbėti su savo kūnu. Tai yra, tu turi savo duoti pašalti ir pažiūrėti, ką tu gali daryti šalant, kad savo kūną šildyti arba palaikyti tam tikrą temperatūrą. Toleruoti. Žiemos žygiuose dažniausiai mes sakydavom, žmonės, kai pradeda kažkur šalti, jiems skverbtis šaltis, jo visas dėmesys į šitą dalyką ir jis jaučia savo šiltos vietos skirtumus šito, protas labai greitai lygina ir jis jau pradeda, nu, sakyčiau, lengvai mirti. Nors iš tikrųjų jokios tragedijos jis gali. Reikia taip atsipalaiduoti, nes daugelis, vat, kai yra nardo šaltį ir taip toliau, jie pasakytų, kad tu tiesiog turi taip, kad tavo kūnas sušalęs, tai yra normal, tu turi savo pasakyti. Tai lygiai taip pat ir aš, pavyzdžiui, irgi tolerancija su karščiu. Kodėl karščiai, kur pas mus būdavo lipimuose, tai yra keli situacijos. Vienoje snieginiai situacijoje yra tokia vadinama keptuvė, kai kalnas yra labai gražios, ten, pavyzdžiui, kokios nors tokios išlenktos formos, visi sniegai akumuliuosi, tu esi tokioje ir saulė šviečia, tu esi realiai mikrobanginiai. Visi spinduliai tave ir tu realiai čirškinamas. Pas tave tiesiog galva šyla, tu tiesiog atrodo pamstina to viso. Tai čia vat įdomi tokia situacija, kad sniego situacijai, kur gal temperatūra aplinkos yra čia vat 0 ar -3, kai saulė šviečia, tu junti ten 20, bet tave dar akumuliuoja, tau daro 40, žinai, temperatūra net pavojinga, ten nudegt gali, žinai, net veidą, ten labai kremai, viskas, saulė, žinai, efektyvumai tie visi. Tai čianai labai svarbus dalykas yra irgi tam tikri momentai, kad kur gali tu dengti save ir rūbų, ir reikia tai daryti. Kai kur, aš šiaip atradau, kad, nu, rūbų dengti yra neblogai, šiaip. Daugelį atvejų. Tik tai, žinai, net labai svarbu kartais rūbo ir spalva.
Esu girdėjus šitą, Jo, kad juodas priklauso. yra tikrai traukia. Be abejonių. Jo, tai va čia yra net tokie momentai, žinai. O jeigu žiūrėti tos visos Saharos, aš nesu ragavęs tokios, bet turėjęs karščių, kad prie kempenkių, ten lipimai visokiausi. Tai turbūt vėsinimas galvos pagrindinis dalykas. Jo, tai vat, nu šiaip iš tikrųjų jo, tu turi visą laiką, galima sakyti, kuo ekstremalesnė temperatūra ar vieną kitą pusę, tu jau pradedi save labiau stebėti ir žiūrėti, nu tokia reguliarumas atsiranda, ar tau kažką užsidėti, ar tau reikia kažką atsigerti, ar tau reikia apšlakstyti, arba kažką užsidėti, tas ne visą laiką toks yra. Ir jis turi būti, žinai, tokioj disciplinai. Nu, galima sakyti, žmogus turi pradėti savo kūną nejusti, kad, aš išalkau, pavalgau. Nu, čia jau galima sakyti, praknisai savo laiką. Sako, praknisai savo laiką, kada tau reikia. Jo, nes sako, jeigu jau jautiesi alkanas, tai jau vėlu. Tai labai panašiai yra ir su tuo reguliacija, kad tu turi justi, kaip tau lėtai kinta ir tu, gal aš kažką noriu čia nusiimti, kad čia nepradėjau kaisti. Nes jeigu jau pradėjai kaisti, jau tau kūnas davė, jis inercinis. Jis jau užsiveiksmino tavo tam tikros tarkim, organizmo dalykai, kur gal tau net ir nereikėtų. Ir tau iškart naudoja daugiau kalorijų, tu iškart sėdi greičiau, žinai. Tas ne, tai vat, aš pavyzdžiui sakau, kad jeigu moki susireguliuoti, kad mažiau prakaituotum, šakės, kiek tu taupai vandens, kiek tu taupai kalorijų. Ta prasme. Vien vat lygiai tas pats, aš žygiavime tą aiškinu, bėgime the same, atjunk raumenis, kurių nereikia naudoti. Nu, tapsime, turėtum bėgti, žinai, arba eiti visas ten, arba overgripinė, overpowerinė, žinai, na, tai irgi, vat. Tai galima sakyti, tiek daug dalykų klausyti savo kūną, jį išmokti vienu metu, žinai, kaip ten pilotas sėdi, žinai, ten tau daug mygtukų, tu juos turi justi, ta prasme, kaip man raumenis dirba, kaip mano, žinai, termoreguliacija, žinai, kaip mano kalorijos, ten, žinai, viskas, nu, tas, ne. Tu turi tiesiog tokį jausmą turėti. Ir iš karto viskas jungia, tai biški to, čia biški apsirengi. Bet čia per patirtį tokie dalykai ateina. Tai aš dėl to paprasčiausiai, visi, kurie čia išbėga, haikina, visiems sakau, kad jūs išeikit ne vien tik tai, kad į dūkštų pažintinį taką, bet išeikit, jeigu jūsų terpė yra ir keliauti kalnuose, ar kažkur tai bėgti varžybose, arba dar ką nors nuveikti, tai jūs tyrinėkit save, žinai, ar kvėpavimą, arba susirengimą, arba kaip kojos, kažką tai galit nusijimti, pasižiūrėti, kaip jums šąla kūnas ir ką tu darai, žinai, pajudėsiu greičiau, žiūri, kad haikini greičiau, žinai, ten. Ir taip, ne, taip. Man, kas yra dar faina per tą ilgą, aš galima sakyti, visada žiūrėdamas į tam tikrą kalno vietą, galiu tiksliai pasakyti, kada aš ten būsiu. Ir žmonės gali būti. Jo, čia, aišku, didžiulis. Aš praktiškai žinau, kada aš ten nubėgsiu, nueisiu, užlipsiu. Tai taimingas yra labai geras dalykas žinoti irgi jūs. O kai kalbant apie SPF, ar naudoji, ar čia toksai išpūstas? SPF, teisingai supratau, čia nuo saulės. Jo. Ir ar žiemą reikalingas, ar ir vasarą, ar visada reikalingas? Geras klausimėlis. Aš tikrai mažiau naudojama nauda yra, bet čia galiu neteisingai, medicina dažnai sako, kad tu turi save preventinti, nes tikrai saulė, jinai turi savo dalykų. Bet aš, pavyzdžiui, toks labiau esu naturalistinis, kad aš gyvenu, ne tai, kad, bet čia šito atžvilgiu yra taip, kad aš žinau terpės, kurios sudėtingos. Tai pirmas dalykas - sniego. Ir kuo aukščiau, kuo arčiau ta saulė, kuo daugiau šitie dalykai gali tave daugiau veikti kryptimis, fizikinė prasme spinduliai, tai ta aplinka tave sudegins. Tai aš, pavyzdžiui, žinau tiksliai, jeigu aš matau, jau pradedu išlipinėti, ten einu taku, Alpėse, sakykime, vasarą. Ten Liepos mėnuo, žinau, kad aš jau ten užlipęs 3,5 jau pradėsiu sniegynus matyti. Ir jų žiūriu plotai didelis sniego. Aš tada ir žiūriu saulutę lupą, aš tada jau SPF jau tepuosi. Bet kai kurie tepasi anksčiau, nes jau ten toj uoliniai daly jiems irgi, žinai, jau blogai tas, ir reikia daryti tai, nes jis kiekvienas žino dar savo tą odą, nes sudega, žinai. Po to
Bet lygiai taip pat yra, saulės nemato visi. Mes vieną kartą einam, ten debesis ir aš taip visiems, kurie ten jautrisi, pasitepiam, akinius dedamės, žinai. Tokių saulės nėra. Sakau, patikėkit, per tą debesį tos spinduliukai irgi varo, žinai, tas ne. Nu, tokia nėra, kad ten audra arba apsiniaukia į juodumo, o tokia kaip šviesa tokia. Tu eini, oi, čia sakau, labai rimta vieta, žinai, tu net nesupranti, ką fizikas ten daro, nes per tos lašelius ateina visi spinduliai ir žmonės labai gerai veikia, žinai. Tai žodžiu, ne visada, kada saulės nematai, tai reiškia, kad jos nėra. Taip. Ir tokia, nu, bent jau sakau, jautriausias vietas iššokusios, kurios yra, žinai, skruostikauliai, žinai, ten ausies, sprandai, žinai, va tos vietos, žinai, jo, būtinai, žinai. Tai jau. Gerai, kitas klausimas. Tada kokias galėtum galbūt kokias 3 naujokų klaidas paminėti, kurias labiausiai pastebi, vis tiek ateina žmonės prieš kalnus ir treniruotis, įvairios vyksta paskaitos ir panašiai, jie nuvyksta į kalnus ir gal toksai kaip basic. Nu, pirma klaida naujokų, čia ypatingai dabartiniais laikais, tai yra taip, kad aš susižaviu kokiu nors idol ten, nu, pamatau, kad ten kažką padarė. Ir jis ten, nu, užvarė ten į kažkokį kalną, žinai. 3 aukščiausias viršūnės. Nu, jo, ir ten, va, to, žinai, ar bėgimo būdu, ar kažką tai. Ir jam taip atrodo, žinai, nu, kaip jis save taip projektuoja, turbūt labai paprastai. Nu, aš irgi bėgu ir aš ir galiu ir va, viską galiu. Tai jeigu jis yra naujokas ir nežino kalnuose, nu, tai pirma klaida, aš visą laiką kažkur į naują vietą ateinu, aš dažnai net kai kuriems patyrusiems užduodu klausimą, ko aš nežinau. Nu, ko aš dar nežinau, kas neįėjo į mano patirtį, žinai, šitą. Ir iš tikrųjų atskleidžia tokius momentus, ką turėtų atkreipdėmėsi. Ir, nu, pasirodo, žinai, tiek dalykų veikia tave kalnuose, kad tu negali atkreipdėmėsi. Ir, žinai, staiga pasirodys, kad ne tai, kad tu tikrai gali užlipti tenai, tu tikrai ten daeisi. Bet pasirodo, tau paveiks kiti dalykai, žinai, oro kaita, arba ten pasikeitęs aukštis, arba dar galiausiai tu pamatysi, kad neturi tos koordinacijos, kad tam pasirodo, kad kalnas ten lipant nuo birynų, vat viena iš baisiausių situacijų, daug kas turbūt pripažins iš bėgiko, aš beveik įsitikinęs, kas yra taip. Kietas pagrindas po apačia, toks suplūktas geras, žinai, nu, arba ola, bet ola tai yra aiški, žinai, bet pavyzdžiui yra toks kaip, žinai, sukritę šitą ir tie, va, grūdeliai. Ir tu, va, koja, kai yra į minkštą, jinai tu savo pėdą darai. O čia tu net nekantuoji. Ir tu supranti, kad tu ant žirnių čiuoži. O ten va taip eina viskas. Nu, ne tai, kad tu čia op ir kalniukas baigėsi. Šakės, situacija čia, žinai, ir kai kurie ten čiuožia, braukėsi, žinai, kažkur tai. Ir va, ir realiai nesuvokdamas, kad net kalnas turi savo struktūrą kažkokioje vietoje, ledynai kažkaip suspaudžia tam tikras vietas ir jie, tas ledynų vietos dažnai būna mėgsta, ledynai dabar, kai nutirpsta, jie tą savo guolį palikę ir tas šlaitas nuo biryno, jis yra, oho, kai kurie čia krosinsiu biški. Aš prisižiūrėjęs tokių disasterių, apsibrozdinimų ten šakės, sakau, stop! Ratelis aplinkui, arba tu tikrai žinai, kad nusileisi, nes, nu, ta prasme, labai reikia techniškai dirbti su kojais, pirštukais. Pradeda net tas žmogus, kuris juda tuo, aš jau taip jau sakau, tu beveik į laipiotojus patampi, žinai, nes žiūri jau detalės, kur statai koją, kuris akmuo ten tave laiko, kažkoks iššokęs labiau, žinai, šakės. Tai vat, ir tų situacijų, va, tokių gali pavyzdžių duoti daug ir jis nežino jų. Jis projektuoja vieną, nu, kad man visai apčiuopiama, visai pasiekime, čia pabėgiosiu maratonus, žinai. Tai kaip patirties neturi, negali koncentruotis į daug dalykų vienu metu. Staiga ten pamato, žinai, kad išbėga ten vėjas taip košia, žinai, kad jis yra. Žinai, sako, va, žinai, kodėl į Mont Blancą ten neužlipa, ten irgi, va, dabar ten kai kurie nebėgikai turiu menį, kad va, net tie kopėjai, va, į Mont Blancą. Aš žinau, kad į Mont Blancą kartais net tie, kurie 8000 neužlipa. Net kai saulė šviečia. O kodėl? O tada, kad toks vėjas dabar įdomus yra tenai. Ten nueisi ir pasirodo, kad tas vėjas tave stabdo ir tu jauti, kad jis yra abnormal tau judėti. Ta prasme, tau reikia suktis atgal, tai yra pavojinga. Žinai, vien minimaliai, žinai, mechaniškai, kad tam, pavyzdžiui, tau reikia eiti kažkokia siauresnė vieta ir tave jis tampo, žinai.
iki tokių, žinai, nu, jeigu jis yra stiprus, o iki tokių galbūt jis yra toks šaltas, koks dar kas nors, žinai, ten. Tai va, tai šitie dalykai jų yra tikrai be galo daug. Ir vat naujokų klaidos, kad jie nežino, ko nežino. Žinai, atrodo ir iš vienos pusės ir jėga, iš kitos pusės. Tai aišku, gerai, kad pasiseks. Ir tu YouTube matai yra nusisekusios istorijos. Istorijų, kurios nepavykusios, tiesiog nebuvo kas įdeda, greičiausiai. Jis greičiausiai arba negrįžo, arba jis nebenori tom dalintis. Tarsi ten nebus tos sunkesnės istorijos, jų yra mažiau. Tarsi, tai va šituo neįsijausti, labiau taip, techniškai žiūrėti. Jeigu tu esi žmogus, kuris toks sąmoningas ir susigalvoji kažkokį iššūkį, tas iššūkis tai yra ne į parduotuvę nueiti, tai tu turi daryti taip, žinai, pasverdamas, tu turi jį suvokti, kas tenai gali tave veikti, kom tu turi būti pasiruošęs. Jo, ir aš, pavyzdžiui, irgi, žinai, per gyvenimą turiu tokių pamokymų, kur net irgi išeidavo pasivaikščioti ir aš dėl viso ko kažką įsidėdavau. Nors žinau, kad man to nereikės. Čia neseniai, kai ten būdavo įvykiai su visokiais hikeriais, aš sakydavau, kad visada egzistuoja toksai survival kit, išgyvenimo kitas. Tai yra labiau ne tai, kad pastoviai tą patį, bet tu gali kartais pagalvoti, kad, važiuoji, įsidedi prožektorių, nors tavo planas išeiti dieną ir grįžti dieną. Bet tu išeini tokią vietą, kad tu galvoji, o jeigu man staiga atsitiktų, koją išsinarinčiau, nuėjęs tos 10 kilų į tą necivilizuotą zoną, o po to grįžtant šitą ir aš sakau, mano tas 10 kilų grįžti pastampa, žinai, ir ten kokio nors nėra ryšio ar dar kokių situacijų. Mano paskutinė situacija, kur ten dalinausi su klubiečiais, tai kai mes grįžinėjom iš, tokia įdomesnė. Grįžinėjom iš tokio labai techniškų kopimų savaitės, aš jau tiek prisilaipiau, kad man neįdomu, mes Austrai tenai stovim ir vieni sako, varam ten ledais lipti, aš sakau, jau viskas, aš prisilaipiau, sakau, nebenoriu. Hebra nuvarė laiptus, aš taip, nenoriu šiaip sėdėti, sakau, atvariau į viešbutį, sakau, vieną ten informaciją, sakau, gal čia yra kokių fainų haikų, žinai, čia žiemą šiaip. Arba skitūrų, žinai, sako, yra, žinai, ten taip, yra toks pensininkų, žinai. Ir šičiau, bet aš, išeidamas į tą pensininkų skitūrą, kur taip lengvai pavaikščiosiu, man davė žemėlapiuką, aš sakau, įsidėsiu aš tą ledkirtį, įsidėsiu kates, nes vis tiek sniego zona, kalnas, žinai, ten galvoju. Pas mane va toksai, pūkiai įsidėjau, ten atrodo, tokia biškį svorio. Ir ką, aš sugebėjau įkristi vienas į plyšį. Kai įkritau plyšį, aš šiaip jaučiausi gan confident, nes, jaučiau... Plyšys tai čia kas yra? Kalne ledinė plyšys buvo, o tam tokia, jis toks tikrai takas, jis yra platus, ten šitą pasirodo, ten buvo tokie mikro, ten ėjo taip takas ir sugebėjo labai gamta gražiai suformuoti ir užkasti tokį 80 cm pločio, bet lėtai, tokį siaurėjantį plyšį. Ir gan gilų. Ir aš jo nemačiau. Aš net kartais matau per sniegą, kad yra plyšys. Nes ten yra formos tam tikros, matosi sniego, o ten taip sugebėjo vėjas taip gražiai supustyti, užslėpė. Ir aš įvirtau, žinai. Įvirtau, aišku, jaučiausi pakankamai, aš net esu net nusifilmavęs, kaip įvirtęs. Pasakiau, ką aš darysiu. Ir mano pirmi dalykai buvo, gerai. Sakau, įkritau į plyšį, ten filmuoju, žinai, sakau, išsitrauksiu pūkę, nes, aš ją turiu, nes ledinė ten rentgenuoja, tu sušaliai iš karto. Tai praktiškai man ten, žinai, pusvalandis aš būčiau ragaištis, žinai. Užsidėsiu pūkę, viskas, žinai, pirmiausia šilant, nes aš judėjau su termakais, nes buvo šilta diena, saulė, ta graži. Tada išsitrauksiu kates ir ledkirtį, aš čia nežvengiau, kad aš jų turiu. Ir aš tiesiog jos įsidėjau, žinai. Būna ekstra šokoladukas, būna ekstra... Bet jeigu nebūtum turėjęs ir būtų kažkoks... Be šansų. Ryšio ten nėra. O ta zona tik išlipi 5G. Ta prasme, geriausias ryšys, ta prasme. Ten įkrenti ledynas visiškai blokas. Nieko negaliu paskambinti. Tik kalbant apie tas situacijas, kiek yra svarbu tas nepasimetimas situacijoje, kaip galbūt tai ugdyti, nes aš kiek suprantu,
vis tiek mes esam žmonės, kurie turbūt atsitinka kažkas ir tiesiog lakstom ir nervinamės, o kiti kažkaip ieško sprendimo būdų. Tai va, tai būtent iš tikrųjų, tai biški, jeigu tikrai yra tokių situacijų, kad tu vienas kažkur ar išbėgi ir išhaikini, vienareikšmiškai turi pasimokyti survival, išgyvenimo dalykų. Išgyvenimo dalykų tai yra nuo tokių pirmosios pagalbos, pernaudot dalykus, susikurti savo šilumą, nepasimesti, žinai, aš nieko nesulūžęs, aš kažkur įstrigęs. Man kažkas su ranka, bet aš, kitas galūnes turiu. Taip dėlioti save, ne taip, kad iš karto finito savo paišai, žinai. Ten. Tai va, tai iš esmės reikėtų tos dalykus, nes faktas, kad jeigu tu nesi tą patyręs, tau yra didžiulis kosmosas, tau gali būti batai, tu sėdi, neturi variantų, tau blokuoja, tau šiaip stresas, žinai. Tai gali būti. Tai geriausia, ir jos galima visai paimituoti. Ir čia Lietuvoje, žinai, daug dalykų. Ar kai tu pats mokėsi, buvo kažkokiu nors, kaip būtent šitą dalyką ugdyti? Jo. Aš kalnuose tai yra privalu išgyvenimus visokių tipų turėti. Ir tų žiemos, nežiemos, ten, žinai, šalčio visokius, lygiai taip pat įvykus įvykių kažkokiam vienokiam, trečiam, turint priemonių vienokių, kitokių. Tu turi toksai, net yra terminas, aš pamiršau, pavyzdžiui, laivininkystėje ten yra, kai tu visokius handcraftini ir darai, yra toks terminas, kad tu toksai, kad turi mokėti daryti, tai suktis, žinai, matyti visus daiktus, kaip tu juos gali panaudoti, žinai, aplinką, žinai. Ir sako, kad smegenis ko nenaudoja, tai tą ir praranda, tai turbūt vis tiek bandyti tas kažkokias įdomesnės situacijas ir nepatekti, nebūtinai pavojingas. Nes labai svarbu ir imituoti taip realiai, aš dažniausiai sakau, kad įsijausti, žinai, nes čia neseniai dariau mokymą vieniems, kurie sakė, kad jie praėjo pirmąją pagalbą. Aš sakau, davai padarom situaciją, kad ten reikės gelbėti. Ir žinai, aš matau, kad juose neveikia taip aktyviai, visi esminiai pirmosios pagalbos dalykai. Ir aš prieinu ir sakau, tai jūs teoriškai mokėtės? Jo, mes teoriškai mokėmės. Sakau, aišku, supratau. Sakau, jūs turit, nežinau, kažką savo pasidaryti, bet pavaidinti, įsijausti, o tu irgi įsijausti, kad tu gelbėjai, kad čia tikrai tragedija, žinai. Ir pradėti įsijausti tą žaidimą, kad tavyje tokie išsidirbtų metodai mąstymo, tokio biški stresiuko, kad, žinai, nes tai yra svarbu, žinai. Kokius dalykus, kaip kalbėjom, įsidėjai ledkirtį, kad ką rekomenduotum įsidėti bėgantėm, tarkim, situacija. Aš išvažiuoju į kalnus ir viena išbėgu pabėgioti, ten per dieną gal nubėgsiu, nežinau, 20 kilometrų su pusė sukilimo, ką man būtina turėti? Vienas dalykas tai yra visada pagalvoti, aš su kokiais rūbais bėgu, kokių man rūbų reikės gal papildomai, jeigu mano keičiasi situacija, žinai, kylant į viršų. Ir tada, jeigu mano nėra sportinis režimas ir aš turiu naują vietą, aš kažko bijau, ta prasme, tai nebijoti sėdėti dalyko, o jeigu aš sustrikčiau, kažkas man atsisiktų ir taip toliau, ir aš ten staiga į naktį gali nugribauti dalykas. Tai gal kažkokio ten sluoksnio papildomai įsidėti. Aišku, sunkėja tavo, žinai, ar kuprinė, ar kažkas. Tiesiog įsivertinti, koks tavo yra čia. Jeigu varžybos, tai aišku, tu jau kitaip elgiesi. Tada visada ekstra maistas, ten šokoladas ar kažkas, kas bebūtų tas maistas, žinai. Nei tau reikia dabar, ką tu sunaudosi. Šiaip pats renkiesi kalnuose labiau tokį maistą kaip mylas, kaip patiekalą, ar labiau šokoladai? Labiau šokoladai. Aš tas vadinasi sportinis režimas, bet labai nenoriu ryškių, nes vieną kartą yra tokie specialai kartais tokie šotai ir tau jie bet aš žinau jo efektą. Čia, žinai, galima sakyti, tau liko iki finišo linijos ir tau reikia damušti, tada sutinku. Nes kitaip, jeigu tu ten 10 kilų iki to damušino, tai tu šotus turės varyti kas 15 minučių. Ne, jie labai greitai tau duoda bam ir tu ten, nežinau, 15 minučių turėsi kažkokio. Žinai, jie turi skirtingą veikimą, bet tai yra trumpalaikis. Ir po to tu
tu eini gerokai down žemiau nei tavo taškas buvo. Ir tu ten turėsi šitą. Tai šiaip aš iš tikrųjų irgi tame, reikia žiūrėti. Tai aš labai, pirmas dalykas, tai kitos saikingai naudoju ir visą laiką disciplina yra, kad nenueitum į tą zoną. Antras yra momentas išmokti dirbti su savo irgi to vadinas, aš žinau, kaip prasideda, aš net jaučiu, kai kūnas pradeda naudoti tas visas energijas, kurias sukaupė. Jos tokios biški toksinės, jos toksinės, jos tave veikia. Tau prasideda toks biški down, tu taip turi biški prasidirbti, bet kai jie pradeda užsiveiksmina, po to visai neblogai, nes tu įeini į kitą zoną ten ir gali. Ir tuo metu vėl tada gali disciplinuotis. Aš neskubu iš karto šoto, kai man jau atrodo net labai blogai, neskubu, žinai. Kartais tokiais, žinai, bandau lengvai, žinai, vanduo ten žiūri, žinai, ten tos momentus. Tai čia šiaip šitoj vietoj aš nesu, bet čia reikia kiekvienam, žinai, perprasti tuos dalykus. Bet aš labai daug ir mačiau, kurie su tais tokiais hiperšotais save, aš pats yra nemažai žmonių mačiau, kur jiems po hiperšoto aš jau juos parvedu. Tai pas mus irgi yra buvus klube situacija, kur yra tokie geliukai su neurotropikais, kurie irgi ten vieną geliuką galima per visą bėgimą suvartoti, tai vienas klubietis nepasidomėjo ir ten tik tuos geliukus bėgdamas Kuršių nerijoj, ten ar 70 ar kiek, tai iš pradžių viskas gerai, peisas labai geras, o po to ten jau visiškai į apačią nuvažiavo. Tai toksai turbūt irgi pasidomėti, ypatingai kas yra su stimuliuojančiais, ten kokiais, nežinau, stimuliuojančiom medžiagom, pažiūrėti, koks tas vartojimas yra ir nebandyti turbūt nieko naujo. Ne, tai vienreikšmiškai. Po to, žinai, jeigu taip žiūrėti dar ką, žinai, ten prožektorių dediesi. Kartais, jeigu tau labai svarbu, tai neretaigi ten bėgikose, tai ir antrą reikalauja. Jo, va šitas irgi galim padiskutuoti, nes daug kas irgi dažnai iš klubiečių pykstam, kad čia reikia pasiimti 2 lempas, reikia pasiimti dar, kad pakrauti jas būtų su kuo. Taip. Tai toksai atrodo daug vietos, bet iš tikrųjų panaudojamas dalykas. Čia labiausiai jie daro, jie negali garantuoti. Jie, žinai, kaip, jie žiūri krūvą žmonių bėgančių, jie žino, kad keletą gali įvykti tas survivas ir jį išgelbės galbūt. Žinai, nes jeigu tu pilnoj tamsoj sudėtingai situacijoje yra, tu gali šiaip nugribauti. Tai yra geras bajeris, vieną kartą turėjom. Beje, su Žakaičiu atvarėm, sakau, nori mano projektą, žinai, ten tipo, man norėdavosi tatrus kirsti per 4. Tai jis yra, pabandęs šitą dalyką, tai mes vienoje vietoje biški tokia tamsa ir net prožikai mūsų netraukė ir mes nugribavom. Labai sudėtinga vieta stačia, ten pavojinga, nes leidžiantis nuo kalno tu gali ten nupjauti ne to pusė, jeigu takas jau nežymus ar kažkokia bekelė totali. Tai šitoj vietoj, žinai, tu supranti, kad jeigu be šviesos dar būtum, tarsi be šviesos tu turi tupėti vietoj. Ir turbūt reikia ir, kalbant apie treilistus, nebijoti investuoti į šviesą. Jo, gali būti, kad tiesiog, žinai, jau antras prožektorius jis turi būti gerokai lengvesnis, toksai, žinai, emergency galbūt. Bet, žinai, žiūrint, jeigu, žinai, reikalavimai turi būti aiškiai dėlioja, bet jeigu taip žiūrėti, šiaip bendraja prasme, tai tu turi ten patikimą prožektorių, tai kitą įdedi tokį, žinai, kad, jau tu galėtum pasišviesti po kojom, taip toliau, jis yra gerokai lengvesnis ir tikrai jie labai nedideli, žinai, tai galbūt. Anksčiau tikrai būdavo, kai ten, žinai, baterijos blokai, ten dar kažkas, tai jo, ten, žinai, tai toks, žinai, tai kas dar, tai pagalvoti visą laiką apie visokius galūnių šalčius, žinai, pirštinės, kepurės. Aš neretai įsidedu kepurę, pirštinės, bet aš jų nenaudoju. Labai dažnai situacija. Aš jaučiu, kad aš beveik grįžtu, neištraukiau, bet jie guli. Tiesiog, kad, žinai, aš padaryčiau papildomą sluoksnį ir toliau. Tada dar vienas dalykas – trauma. Labai pagalvoti, kad tau trauma. Tai ko labiausiai bijo tiek lipėjai, ypatingai uolų laipiotojai ir taip toliau, kraujavimas. Pats baisiausias dalykas, nes tu nuo šito gali, Tai ką tu gali stabdyti kraują? Tau turėjo turėti. Aš dažniausiai sakau, iš ko tu gali padaryti savo užgutavimą. Žinai, kaip trauma ir tu, pavyzdžiui, kritai kokį krūmą, čakš tau čia, žinai, įkaliai ir tau, žinai, rimtas kraujavimas. Tu turi stabdyti, žinai, kažkokiu principu, žinai.
Jeigu tu matai arterinį kraujavimą, nu tai rimtas reikalas. Tu turi statyti, nežgutuoti, kaip čia tas vadinasi. Užspausti, ar ne? Jo, bet kažkaip yra terminas, nu žodžiu. Ir arba tu darai iš savo priemonių, pavyzdžiui, laipiotojai kartais gali dėti, pavyzdžiui, kokią nors lengvą šitą bafuką, skarelę ir tada daro kilpą ir su karabinu užsuka ir užsega ir savo, užspaudžia ir jau mato, kad kraujas sustojo, viskas. Ir tada jau kaip ir žinai yra. Bet ar tu tokiu pats turi priemonių? Jeigu ne, tada vadinasi, galbūt tu turi įsidėti tą, žinai, tokį va, nes dabar yra tokie kareiviški, kur užsisuka va, vieną įsidėdi tą kraujo stabdymui, tada teipas, dažnai laipiotojams sakau, tu neturi daug medicinos, tau turi būti lengvai. Ir tu pasiėmi teipo, su teipu labai daug gali padaryti, mobilizuoti, net tą patį kraują, stabdyti kažkokį kitokį, žinai, tai va, teipas vienas iš tokių, su juo daug ką gali padaryti. Va. Tai va, čia tavo yra dar vienas toksai... Emergency tas blanketas ar su... Jo, emergency blanketas, bet čia yra žiūrėti, su kuo tau yra momentas. Jeigu tu tų papildomų tų rūbų įsidėjai, jie tau veikia kaip tai, žinai. Nes... Mes atsimenu, varžybose elastinį bintą kažkokį turėjom turėti liktais. Tai gali suveikti ir tas pats tavo teipas, žiūrint koks jo tipas, tai gal ir nereikia. Bet jo, atitinkamai, jeigu tu turi, pavyzdžiui, tavo čiurna kažkada buvo rimtai patempta, tu greičiausiai ją patempinėsi visą laiką. Tai greičiausiai, bet pavyzdžiui, galbūt kai kuriuose vietose tas pats tu turi teipą ir kinezio teipą. Aišku, reikia pasimokyti su kinezio teipu, žinai. Nes su kinezio teipu irgi, man atrodo, gali panašiai kaip su elastiniu padaryti situaciją, arba gali net ir kai kuriuose vietose savo pasuportinti ir kitus dalykus, žinai. Tai va, tai aš, pavyzdžiui, net irgi, aš, man nereikia, kaip ir, žinai, mokėti su to kinezio teipu, bet aš esu kažką pasimokęs. Savo įsidėjęs basicus kažkokius, žinai, tipo, žinai. O dar kalbant, šiek tiek čia į kitą temą, kalbant apie tas kates, ar verta, pavyzdžiui, Lietuvoje naudoti šaltuoju etapu? Manau, būtina pabandyti ir kai užšąla keliai, taip. O kuo skiriasi batai, kurie yra šipuoti ir katės? Gal galima, pavyzdžiui, kates užsidėti ant savo bėgimo batų? Vienareikšmiškai katės yra kalnuotose situacijose ir jeigu, žinai, batai, jie yra dažniausiai tau nušipuoja šitą dalį. Jo. Tai tu žinai, kad tavo tereinas pakankamai, ar lygesnis ir tu ten viską išsisuksi ir tau saugesnio. Nueini į kalnuotas šitą, tai į kalnuotą vietovę. Aš, pavyzdžiui, atsimenu paskutinius ekrinuose irgi išbėgdavau patyrinėti. Įsimetu tas tokias kates, kur maunasi ant kėdo. Tokie užsitraukia ant tavo kėdo, bet aš labiau rinkdavosi ne tie, kurie turi tos spogelius. Čia bullshitas. Ta prasme, turi būti aiškus dantukas, katė. Katė, nereikia čia tų priekiai, nes tai yra priekiai, tai yra dažniausiai techniškumas, statiems įveikimams. Tau reikia čianai dantų. Ir pagrindinis principas, kodėl Lietuvoje turi pabėgioti, net nueiti kokio nors, kaip būna ant Tauro kalno ar kažkur, kaip pričiažinėta vaikų, pasibandyti su jom pakeliauti, nes jeigu tu ledynė ateini ant tokio ilgo šlaito, čia tavo ne Lietuvoje, žinai, toks kalniukas ir baigėsi. Tenai gali taip eiti, tai tu turi išmokti su jomis confident jaustis, kad, pilna pėda, nes kai jas dėvi, reikia visą laiką stengtis kuo daugiau pilną pėdą dėti. Ir tada tu esi saugus. Ir tu jas... Kaip turi priemonę, tu ją turi pajusti savo kūne. Kai tau turi būti tau kaip kūno dalis, o ne kaip kažkoks keistas dalykas, tu nežinai, kaip veikia. Ir tau reikia tiesiog pavaikščioti, tavo smegenys viską sudokumentuos. Kai tu tiesiog savo pavaikščiosi, ratais pasisukinėsi, aš dažniausiai sakau, kad atsistok ant šlaito ir eik, sukis, vartykis, šonais pavaikščiok ir tavo jau smegenys sudokumentuoja, kas tai yra per jausmas. Tau sudokumentuoja, kad laiko koją, dantis laiko, ant ledo, ant tokios kietos sniego, žinai. Ir tau darosi jau visai kitaip jausmas, žinai. Tai su katėm bėgiot galima, ar... Taip. Tai kuo skiriasi? Bet ne alpinistinės katės. Alpinistinės katės tikrai jos neskirtos, jos yra jau kietesnės ir jau reikia kitų batų, o čia reikia, būtent kai būna gumom apsitraukia, ir tiesiog po padu daug yra tų tokių dantukų aiškių. Trikampėlių tų tokių.
Minikatės. Minikatės, supratau. Jo. Taip, tai dar vienas iš klausimėlių, būtent apie tas tokias pavojingas situacijas. Vat, esu ir pati patyrus, kad bėgi kalnuose ir vat, matai, kad jau kažkas guli, kažkoks yra savanoris, kuris padeda tam žmogui. Gal kokios yra pagrindinės, vat, nežinau, ką gali užduoti, ar veido spalva, ar kaip tas žmogus atrodo, kad jau yra situacija rimta? Pirmoji pagalba. Pirmosios pagalbos, šiaip visiems reikia praeiti ją ir žinoti. Ir kas nuo karto pasikartoti, kad jos nepamiršti. Pirmoji pagalba visada turi formulę ir jinai prasideda net nuo tokio momento, kad tau net gali būti atsakymas, kad tu neprieisi. Tai yra pirmas dalykas, ar aš saugus. Ar jis ten, kur tas guli, žinai. Antras dalykas, niekados nepraeik. Jeigu net vyksta ir matai, kad prie jo šalia žmogus, everything is okay. Jeigu jie dviesi okay, aš kontroliuoju, jis perėmė tą dalyką. Jeigu tavo varžybas, tai ir bėg, žinai. Bet jeigu tu, žinai, matai vienas ir taip tau, okay, not okay, tau padėti, tai, žinai, morališkai šiaip. Tu lygiai taip pat, kaip geriausia projektuoti save. Aš taip pat guliu, man reikia pagalbos ir pro mane prabėga. Ar aš taip noriu elgtis? Ne. Ta prasme, tai greičiausiai yra tiesiog... Koks tas bėgimas po to bus, jeigu tu žinai, kad kažkas guli ir... Jo, aš manau, kad čia yra svarbiausias dalykas, žinai, toks momentas. O toliau yra visi dalykai. Jeigu tu prieini, tai yra tas pirmosios pagalbos momentai, kad, žinai, visi tie, ar kvepuoja, ar širdis dirba. Ir tu juos tos požymius turi matyti. Tai be abejo, taip, ir žmonės būna ir balti, ir tu matai, kad jis ar atsijungęs, net kartais gali tu matyti, žiūri ir neaišku, kur žiūri. Bet tai turi bandyti laikyti kontaktą. Vienas iš svarbiausių pirmosios pagalbos dalykų, tai pradėti eiti per tas visas esminės žmogaus gyvybę palaikančius dalykus, ten kraujotaka, kvepavimas, visi šitie dalykai ir matyti, ar jie yra, žinai. Antras dalykas, stebėti, ar nėra taip, kad dėl kažko, tai nukraujavimas gali būti pirmoji priežastis, kuris gali labai net ir pakisti situaciją nuo dabar ir šitą. Pažiūrėti, ar jis ten kažkur neblydina, nekraujuoja taip, kad jau reikia stabdyti. Čia esminiai dalykai. Bet čia nepasakysi tokiu vienu terminu. Čia reikia realiai visiems pasiimti, pirmosios pagalbos, net pas mus yra tokia Ieva, labai fainas žmogus, jinai daug praėjusi ir mes, ir pats vidinis komandos instruktorių timas, ir kiti žmonės, ir asociacijos bando praeidinėti tos, kad tiesiog kiekvienas turėtų savo formulę. Tai tie, kurie bėga, tai aš sakyčiau privalu. Tai. Nes tiek pačiam savo daryti, tiek kitam suteikti, identifikuoti labai gerai, žinai. Taip. Supratau. Ir turbūt pabaigai, nes čia jau pas mus prasideda edukacija vaikam, tai galbūt apie patį Montis magiją, kur einat, kokie yra tikslai, vis tiek turbūt yra kažkokių būsimų projektų, gal galiu šiek tiek pasidalinti? Dabar labai daug gyvenimo dalies ir daugelis mes, kaip Montis magijoje gyvenam instruktorių, tai dalintis savo patirtim ir mes kartą važiuojam kalnus, dabar sausį susiplanavę važiuoti kalnus, net gali su mumis naujokas važiuoti, jis tiesiog nori išbandyti, kas reiškia lipti kalną, kas lipti ledu, kas ten šitą. Tai mes pirmiausia pasinešę į tą mokymą, kad žmonėms supažindyti, kad jie gautų tos informacijos, išsibandytų, žinotų techniškai basicus, kad galėtų toliau tęsti arba žinoti, kad jam tai įdomu galiausiai. Tai va. O pats asmeniškai, tai man labiausiai ir aš visada patinka dabar keliauti, aišku, ir su vaikais savo ir dar plus naujas netirtas vietas. Aš mėgstu lipti, kur nelipo, tokias... Patyriminiai kažkokie dalykai. Mėgstu eksplorinti, tai lygiai taip pat haikai, bėgimai. Aš mėgstu, sakau, man su mašina važiuoja, sakau, mane išleiskit čia, aš perbėgsiu kalną, pasiimsi ten. Nice, man tai yra idealiausia vieta. Nes jeigu aš galiu bėgti iš taško A ir negrįžti tašką A, tai man, oh my god. Tobulai. Jo. Taip, tai ačiū tau labai, Andriau. Ir šiaip smagu, kad Montis magija yra mūsų Wild Soulsų ir rėmėjai, ir partneriai įvairiuose renginiuose, tiek vaikam, tiek ir visai apskritai visuomeniai. Tai dėkui tau ir tikiuosi, kad buvo šitas pokalbis informatyvus ir šiek tiek padės žmonėm apsibrėžti
ko reikia kalnuose, į ką atkreipti dėmesį, kad būtume saugus, laimingi ir kad tie kalnai mūsų nenugalėtų.